Ir mūsų studijoje vieši psichoterapijos grandas Eugenijus Laurinaitis, kuris pristato naujausią knygą Žuvis vandenyje. Sveiki. Labadiena. Pone Eugenijau, ant viršelio parašyta knyga apie sklandų bendravimą. Kam jis skirta? Na, gal pradėkime nuo to, kad pirmiausia tas antraštės įdėjimas nebuvo derintas su manim. Aš įtariu, kad tam ją įdėjo, kad nepagalvotų, jog čia knyga apie žvejybą. O jeigu žiūrėti realistiškai, tai praktiškai skirta kiekvienam. Todėl, kad aš pradedu nuo įžangos apie apskritai žmogiškai bendravimą kaip fenomeną nuo priešistorinių laikų ir paskui einu per visus mūsų gyvenimo tarpsnius ir ką ten bendravimas reiškia. Ir aš galvoju, kad jisai tas pasiskaitimas gali būti tikrai įdomus labai įvairaus amžiaus žmonėms. Ir pavyzdžiui, mano anūkės paskaitė, sako, čia visiems paaugliams reikia duoti skaityti. Tai jeigu jau anūkės, kurios labai kritiškos, taip įvertino, tai galvoju, kad tikrai tiktų ir jiems. Na, paaugliams apie sklandų bendravimą tikrai verta paskaityti, turbūt taipogi kaip ir tėvam. Kaip manote, kiek šeimų, artimųjų, gal net pasaulio bėdų galėtų išspręsti gebėjimas bendrauti, jei visi gebėtų tai daryti sklandžiai? Oi, gražiai hipotezė būtų nepaprastai gražu beveik rojus žemėje, bet jeigu žiūrėtumėm iš tikrųjų realistiškai, tai bendravimas yra tik atspindys mano vidinio gyvenimo, mano vidinių vertybių, kurios yra. Ir todėl su kai kuriais net geriausiai mokėdamas bendrauti. Aš galiu norėti bendrauti, o galiu nenorėti bendrauti. Ir tai nenulėmė jo, to žmogaus, gyvenimo kokybės pats bendravimo įgūdis. Nulėmė jo filosofija, jo matymas, kas yra kiti pasaulyje ir kas yra jis jiems. Ir todėl vien bendravimas yra instrumentas, nebereikalo pavadinta žuvis vandenyje. Vanduo ir yra tas bendravimo okeanas, kuriame mes plaukiam, bet nežiūrinti tai, mes esam skirtingos žuvis ir kaip ir okeane kažkas kažką valgo. Kokie pagrindiniai principai ar patarimai jūsų knygoje gali padėti skaitytojams pagerinti bendravimą su kitais, nebūti suvalgytiems? Na, pirmas dalykas, tai yra senos smėlio dėžės vaikiškos taisyklės propagavimas. Kas ant kito sako, pats ant savęs pasisako. Ir aš tikrai labai skatinu, kai bendraujame, ne tiek klausyti, ką sako kritiško tas žmogus, su kuriuo kalbu man, kiek tai, ką jisai sako, yra apie jį. Labai įdomių dalykų galima pamatyti, labai galima praturtėti, matant ir suprantant tą žmogų. Kitas labai irgi svarbus principas yra tai, kad mes, kaip sako labai sena patarlė, turim vieną burną ir dvi ausis. Tai klausyti reikia dvigubai daugiau negu kalbame. Ir galiausiai tikrai turbūt verta būtų prisiminti paprastą labai dalyką, kad tam, kad aš galvočiau, kad mane suprato, aš turiu išgirsti iš to kito mano pašnekovo, kaip jisai suprato. Tai yra paprašyti jo pasakyti, kaip jis girdi mane. O šito dažniausiai savo kasdieniniam bendravime mes tikrai nedarom. Ir tada vaikščiojom su idėja galvoj, kad aš pasakiaugi ir turėtų žinoti jisai, o jam iškrita iš galvos po 2 žingsnių pro duris išėjęs. Tai va šitai reikėtų įsiminti ir jeigu sakom kažką svarbaus, paprašyti žmogaus, kad jis pasakytų, kaip išgirdo. Taip, toks kaip pasiūlymas, kaip išmokyti kitus klausytis. Tai grinai toks receptėlis būtų, kaip padaryti, kad mus iš tikrųjų būtų išgirdę. Na, turbūt ir labai svarbi reikšmė bendravime yra tenka empatijai. Ar jos įmanoma išmokti? Empatija pagal apibrėžimą yra sugebėjimas pajausti, ką kitas jaučia. Ir tai yra 2 mūsų organizmo sistemų sąveika. Viena yra grinai nesąmoninga anatominė. Mes turim savo smegenyse taip vadinamus veidrodinius neuronus arba tuos, ką dabar jau vadina rezonansiniais tinklais, kurie surezonuoja į kito žmogaus, su kuriuo aš esu kontakte, tam tikrų neuronų reiškia aktyvumą. Mes tiesiog turim rezonansą, bet mes turim
pajutę tai, ką pajutom, turėti antrą komponentą intelektualinį, kuris sako, kad tai, ką aš pajutau, yra ne mano, o jo jausmas. Ir tai yra ugdoma. Tas fiziologinis lygis nelabai gali būti pakeistas. O va sugebėjimas pajusti, kad aš pajutau, leisti savo pavadinti, ką pajutau ir pasakyti savo, kad tai yra jis, kuris tai jaučia, o ne aš. Aš esu tik tai rezonuojantis kamertonas. Duoda labai daug galimybių tada gerinti mūsų susipratimą, bendravimą. Bet ar nėra taip, kad žmonės, kurie domisi tuo asmeniniu tobulėjimu, saviugda užsijima, jie skaito tokias knygas ir jie jau automatiškai yra labiau empatiški, norintys ir ne tik save pažinti, bet ir kitus, o kuriems neįdomu, tai jie ir jų nepasieks ši knyga? Žinot, niekad neturėjau iliuzijų, kad knygą turėtų perskaityti visi, todėl aš dėl to esu visiškai ramus, bet aš galvoju, kad iš tikrųjų tą savo empatiją mes kai kurie turime nuo mūsų genetikos ir nuo šeimos įtakos pakankamai gerą, nežiūrinti tai, kiek aš ten užsiimu ar neužsiimu saviugdą. O kitas dalykas, net ir užsiimant saviugdą visą gyvenimą, galima praleisti kažkokius labai svarbus dalykus, kurie svarbus mūsų tarpusavio santykiuose. Todėl aš taip labai skeptiškai žiūriu į ką nors, kas įgyjama automatiškai. Aš manau, kad nieko automatiškai mes neįgyjam, visur reikia įdėti pastangas. Nieko ant lėkštutės nebūna. Ne. Knygoje taip pat paliečiate ir gyvenimo, saulėlydžio, mirties temas. Kuo jos susijusios svarbios, kalbant apie bendravimą? Pirmas paprasčiausias atsakymas – mes visi mirsime. Taip. Kadangi visi mirsime, reikia pagalvoti kaip. Todėl, kad labai daugelis žmonių mirties bijo. Kai tuo tarpu tas natūralus mūsų gyvenimo galas gali būti labai svarbus ir reikšmingas. Todėl, kad jeigu aš išeinu, apsuptas tų man brangių žmonių, su kuriais aš praleidau gyvenimą, ir maža to, aš tam išėjimui ruošiausi. Aš turėjau interviu su garsiu psichoterapeutu ir rašytoju Irvinu Jalomu, ir jisai sakė, kad jis nebijo mirties. O kai aš kalbėjau, jam buvo jau 93 metai. Ir jisai sakė, kad jis nebijo todėl, kad jis nesigaili nieko. Jis jau iš tikrųjų jaučiasi nuėjęs savo tą gyvenimo kelią ir tai, ką jis darė, jam tinka ir dabar. Ir aš galvoju, kad tai yra labai gražus, svarbus kriterijus įvertinti, kaip mes gyvenam. Ir todėl galvoti apie gyvenimo pabaigą nereiškia depresyviai galvoti, kad viskas jau pasibaigė. Atvirkščiai tai reiškia galvoti savo apie tai, kaip aš gyvenu tą gyvenimą dabar, šiandien. Ir aš nesigailėsiu tada, kai iki mirties bus likę tik porą minučių. O ką pasiūlytumėt artimiesiam, kurie turi galbūt vyresnio amžiaus tėvų, giminaičių, kurie bijo tos mirties, kaip su jais bendrauti, nepasakysi, nebijok, kad numirsi. Ne, nieko nepasakysi, bijok, nebijok, jausmų reguliuoti mes iš viso negalim, bet reikia patiems nebijoti to žmogaus mirties. Ir rodyti, kad jūs su juo bendraujate ne kaip iškeliaujančių kažkokių puslavonių, o su gyvu, svarbiu, įdomiu žmogum, kuris kartais gali pasakyti tokių dalykų, kurių mes gyvenime niekad nesužinosim iš nieko kito. Ir todėl reikia jais naudotis. Jiems tai duoda irgi savo gyvenimo prasmės jausmą. Tai kitus norint keisti, nekeisti, galbūt padrąsinti, reikia pirmiausia padrąsinti save? Visų pirma. Tai ačiū, ponia Eugenijau, jums už pokalbį, kad skiriate laiko, o žiūrovus paraginsime paskaityti knygą Žuvis vandenyje ir jaustis kaip žuvims vandenyje. Ačiū. Dėkui. Viso gero.